Šiandien norėčiau su jumis kalbėti, buvo skaitoma vieta apie Samarietę. Ir apie Samarietę aš nekalbėsiu, aš kalbėsiu, gal dar perskaitysiu Evangeliją pagal Šventąjį Joną, 4 skyrius ir nuo 19 eilutės, gal keletą eilučių paskaitysiu ir mes su jumis pamastysime apie tai. Jono Evangelija 4 skyrius nuo 19 eilutės. Moteris atsiliepė: aš matau, Viešpatie, jog tu esi pranašas. Mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakote, kad Jeruzalėje esanti vieta, kurį reikia garbinti. Jėzus atsakė: moterie, tikėk manimi, jog ateina valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išgelbėjimas iš žydų. Bet ateina valanda, jau dabar yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje, nes tėvas tokių jo garbintojų ieško. Dievas yra dvasia ir jį garbinantis turi garbinti dvasioje ir tiesoje. Tai mano pamokslas garbinti Dievą. Kas yra garbinti Dievą? Kokiu tai būdu vyksta šitie dalykai? Ir jeigu mes, aplamai žmogus yra sukurtas su poreikiu garbinti, išaukštinti kažką. Ir jeigu žmogus negarbina kūrėją, Dievą, žinot, jis pradeda garbinti kūrinius, mėnulį, saulę, kitokius dalykus, žmonės. Ir todėl tas noras, troškimas pa žmogų yra. Ir problema iškyla tada, kada jeigu apaštalas Paulius Romiečiam 1 skyriui jis kalba apie tai, sako, kas galima žinoti apie Dievą, sąmoningam žmogui, protingam žmogui aišku. Nes žiūrint į kūrinius, žiūrint kaip jis pats stebuklingai sukurtas, žmogus prieina supratimo, kad kažkas yra aukščiausias protas, yra aukščiausia jėga ir taip toliau. Ir jam yra galimybė pažinti tą jėgą, tą protą. Ir tai yra Dievas. Bet žmogus savo prigimtyje, jis nepanorėjo pripažinti Dievą. Jis nenorėjo jį pagarbinti. Ir tada jis paklydo, bet jis vis tiek pradėjo garbinti paukščius, keturkojus, mėnulį, saulę. Ta prasme, žmonės pradėjo vis tiek garbinti. Ir visos tautos, kokios jos nebebūtų, yra tam tikros religijos, yra tam tikros apeigos, kur žmonės garbina kažkokiu būdu. Indijoje garbina kiekvieną vabalą judantį. Ir mes matome, taip žmonės daro, kada iš tikrųjų neatveria savo širdį Jėzui, Dievui. Ir mes matome iš šito konteksto, kada Jėzus kalbėjo su Samarietė, moteris, kuri ieškojo laimės, kuri norėjo turėti tą ramybę širdyje ir jį bandė vyruose surasti, keisdama vyrus ir jį nesurado. Ir paskui jis sako Jėzui: aš matau, Viešpatie, jog tu esi pranašas. Reiškia, jį pajuto, kad jame kažką yra daugiau. Ir jis sako: mūsų tėvai garbino ant šito kalno, o jūs sakote, kad Jeruzalėje esanti vieta. Samariečiai garbino ant Garizimo kalno. Ten buvo Jokūbo šulinys, aukaras ir taip toliau. Sako, jūs Jeruzalėje. Bet sako, aš buvau ant kalno, bandžiau garbinti Dievą. Jeruzalėje taip pat buvau, bet aš Dievo nepažįstu. Aš nežinau, kas jis yra. Ir mes matome, šitas pokalbis priveda prie to, kada Jėzus bando pasakyti ir paaiškinti, kad iš tikrųjų išgelbėjimas, apie kurį Dievas pranašavo ir paskelbė, dar prieš 2000 metų kalbėjo Abraomui, prieš 4000 metų kalbėjo Adomui ir Ievai, kad ateis gelbėtojas. Ir tas garbinimas, reiškia, jis turi būti ypatingas. Jis turi skirtis nuo to garbinimo, kurie žmonės darė iki šiol. Ir aplamai, ar teisingai darė.
Ir Jėzus 23 eilutėje sako, bet ateina valanda, jau dabar yra, kai tikrieji garbintojai garbins tėvą dvasioje ir tiesoje, nes tėvas tokių jo garbintojų ieško. Garbinti Dievą dvasioje ir tiesoje. Ir mes matome, kad, tai yra labai svarbus toks momentas, kad žmogus pradėtų garbinti Dievą dvasioje. Bet tam, kad pradėti garbinti Dievą dvasioje, reikia Dievo prisilietimo, reikia dvasios prisilietimo. Ir Jėzus kažkada kalbėjo žmogui, kuris atėjo pas jį Nikodemui, sako, aš matau, kad tu ypatingas žmogus, tu darai tokius stebuklus, tu atėjai iš Dievo, aš jaučiu, kad tu iš Dievo atėjai. Ir Jėzus sako jam, kas negims iš aukštybės, kas negims iš vandens ir dvasios, negalės regėti Dievo karalystės. Todėl kiekvienas žmogus žemėje jis turi būti paliestas šventąja dvasia, jis turi paliestas Dievo dvasia. Ir Dievas mums kalba apie dvasios gimimą. Kad tam, kad pradėti bendrauti su Dievu, tam, kad pradėti teisingai tikėti, tikėjimas prasideda nuo Dievo prisilietimo. Mes matome Lietuvoje ir visame pasaulyje yra žmonių, kurie save vadina tikintis. Ir jie eina, vykdo apeigas, tradicijas, kiti tai daro iš širdies, iš tikrųjų, nes jos tai pamokė ir jie stengiasi daryti. Jie kitaip nesupranta. Bet kada mes skaitome šventąjį raštą, šventasis raštas sako, kad Jėzus sako, reikia, kad būtų dvasios prisilietimas. Ir dvasios prisilietimas, jis įvyksta tada, kada žmogus pradeda ieškoti Dievo. O Dievas yra dvasia. Dievas nėra matomas, Dievo negalima pačiupinėti, Dievo negalima kažkur nuvažiuoti ir pamatyti Dievą. Ten Dievo nėra. Dievas yra dvasia. Ir ta prasme, savo dvasia žmogus jis gali pažinti Dievą. Ir tam, kad žmogus pažintų Dievo dvasia, mūsų dvasia yra sutepta, mūsų dvasia yra užmygusi. Ir ta prasme, mes kaip žmonės gimę savo nuodėmėse, mes neturime santykių su Dievu dvasioje. Mes galime protu, mes galime lūpomis bandyti artintis prie Dievo, bet jeigu nėra dvasios prisilietimo, pakeitimo, reiškia, tai bus apeiga, neturinti savyje gyvybę, nenešanti laimės ir ramybės. Ir todėl Dievas, kada jis pradeda veikti žmogaus dvasią, jis pradeda apreikšti patį Dievą ir patį žmogų. Žmogus pradeda suvokti, kad jis yra nusidėjęs, Dievas yra šventas. Ir jis pradeda suprasti, kad tas Mesijas, Jėzus Kristus, jis atėjo ir mirė už mano nuodėmes. Reiškia, kiekvienas žmogus, jis pradeda tikėti už mano asmeninis nuodėmes, jis mirė. Ir jis atveria savo širdį ir ateina su atgaila. Ir kada ta atgaila yra nuo širdį iš širdies, tada įvyksta stebuklingas dalykas. Dievas prisilietė prie žmogaus dvasios ir jis pakeitė žmogų iš vidaus keičia. Ir žmogus pradeda šitą pasaulį matyti visai kitaip. Jeigu šita moteris, gyvendamas pasaulyje, įbandė keisti vyrus, kad būti laiminga. Ir staiga kalbant su Jėzumi, jis suvokė, kad tai yra Mesijas, tai yra viešpats, kuris teikia ramybę, kurią jai reikalinga. Ir mes matome po to pokalbio, kada su Jėzumi jį baigė kalbėti ir jį nubėgo į kaimą ir sako, žmonės, aš radau Mesiją, eikite, pasižiūrėkite. Ir jeigu žmonių tarpo žiūrėti, žmonės sako, paleistuvė kažkokia ateina, mums kalba apie Mesiją. Bet jį taip įtikinančią kalbėjo, kad jie negalėjo nepatikėti. Ir todėl jie bėga taip pat pas Jėzų ir jie žiūri, kad tai yra Mesijas. Ir jie sako, mes įtikėjome ne tik dėl to, kad tu pasakai, bet mes patys įsitikinome. Tai vat kiekvienas žmogus, mėly, jis turi įsitikinti pats asmeniškai ir pajausti Dievo dvasią, kad Dievas atgimdytų jį.
Ir kad tas naujas gyvenimas prasidėtų su Dievu. Ir po to prasideda garbinimas dvasioje ir tiesoje. Ir tam, kad atgimti iš dvasios, žinot, mums reikia paimti ir pradėti skaityti šventąjį raštą. Šventasis raštas yra įkvėptas Dievo dvasia. Ir kada tu skaitysi, mąstysi, tu pamatysi, kad Dievo dvasia iš šitos knygos liečia tavo dvasią. Arba kada tu ateini į pamaldas, kur yra skaitomas Dievo žodis, kuris aiškinamas Dievo žodis, tu pajunti, kad Dievo dvasia pradeda veikti į tavo širdį. Ir tu pradedi vis daugiau suvokti ir suprasti patį Dievą. Ir aišku, mes pradedame suprasti ir patys save, kas mes esame. Ir todėl Jėzus kalba apie garbinimą. Žinot, kad mes žmonės, kurie save vadiname tikinčiaisiais, kad mes pradėtume garbinti Dievą dvasioje ir tiesoje. Ir pats garbinimas, jeigu mes pasižiūrėsim, jis susideda iš keletą dalykų. Pirmiausia, jeigu mes norime garbinti Dievą ir garbiname Dievą, reiškia, mes turime pripažinti Dievo autoritetą. Mes turime pripažinti, kad jis yra tas Dievas, kuris žino, kas yra, kodėl yra ir kuris gali man pasiūlyti geriausia, o aš galiu jam atsiversti. Reiškia, mes turim pripažinti jo autoritetą, mes turime šlovinti jį, mes turime išpažinti jį žmonių tarpe. Ir aišku, mes turime garbinti dvasioje ir tiesoje. Šiandien apie keletą dalykų aš bandysiu kalbėti. Ir pirma, kaip aš sakau, tai yra Dievo autoriteto pripažinimas. Žinote, Dievas nuo pat pradžių jis davė 10 Dievo įsakymų Mozei. Per Mozę jis davė žydams 10 Dievo įsakymų. Ir pirmas įsakymas jis skamba kaip? Garsiai. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Reiškia, kitų dievų negali būti šalia. O kas tai yra Dievas, kuris atsiranda mano gyvenime? Žinot, tai yra tas, kuris pradeda mane valdyti. Tas, kuris mane pradeda vesti, nukreipti. Tas, kuriam aš pradedu tarnauti, skirti laiką ir taip toliau. Ir todėl Jėzus žydų tautai kalbėjo, neturėkite kitų dievų. Nes kitos tautos garbino kūrinius, garbino tas, kas buvo sukurta aukščiau dangaus, žemėje ir taip toliau. Ir todėl Dievas kalbėjo žydams, kad aš esu kūrėjas. Ir tuo metu žemėje buvo vienintelė tauta, Dievo tauta, tai yra žydai, kurie kalbėjo apie kūrėją. Visos kitos tautos garbino kūrinius. Ir todėl Dievas per Jėzų Kristų, matot, jis vėl nori grąžinti žmoniją, kad žmonės pradėtų garbinti kūrėją. Nes mes matome, atrodo, mes jau pasiekėme žinių, technologijų ir taip toliau, bet kaip nekeista, žmonės garbina tokius dievus, kurios negarbino net prieš 1000 metų. Jie pasirenka kažką, ką jie nori garbinti. Ir todėl Išėjimo knygų 20 skyriuje 3 eilutė yra parašyta, kad neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir žinot, šitą autoritetą norėjo savo laiku pagrobti velnias, kuris nepakluso Dievui, norėjo išeiti iš po Dievo valdžia. Ir jis sako, aš nueisiu į šiaurę, pastatysiu sostą ir būsiu lygus su Dievu. Ir tada jis buvo numestas į žemę, iš dangaus. Ir paskui jis atėjo ir gundė Adomą su Ieva. Ir jis atėjo ir apgavo, sako, jūs būsite kaip dievai, jeigu jūs prisiliesite prie šito vaisiaus,
kurį Dievas uždraudė jums valgyti. Ir mes matome, jis iš tikrųjų apgavo. Sako, Dievas sakė, mirsite. Mirsime. Sako, nemirsite. Ir mes matome, kad tuo metu žmonės atsisakė Dievo autoriteto, jie pasirinko šėtoną savo viešpačiu. Ir mes matome, iki šios dienos vyksta pasaulyje nesuvokiami dalykų. Ir tie karai, kurie dabar vyksta, žinot, žmonės kaltina Dievą. Sako, o kur Dievas? O kur jis žiūri? Tiek vaikų žūsta, tiek visko darosi, o kur Dievas? Mėlyje, Dievo nėra žmonėms, nes jis nėra jiems autoritetas. Jie nesikreipia į Dievą. Jie nepripažįsta, kad Dievas yra tas, kuris gali numalšinti, sustabdyti, kuris gali pakeisti. Bet žinot, tas pasikeitimas prasideda nuo žmogaus širdies. Reiškia, jeigu žmonės ateitų, jeigu žmonės šauktųsi, tada Dievas pakeistų tą širdį. Ir žinot, vietoj karo žmonės pradėtų padėti, laiminti vienas kitą. Ir todėl reikia, kad tikrai tas pripažinimas autoriteto, jis yra labai svarbus. Ir Jėzus Kristus kažkada kalbėjo apie šitą pasaulį, sako, mano karalystė nėra iš šito pasaulio. Ir apaštalas Jonas sako, nemylėkite pasaulio ne to, kas yra pasaulyje. Žinot, pats pasaulis yra gražus. Jeigu mes nuvažiuosime kažkur į gamtą, žinot, tu gali žavėtis, tu gali šlovinti Dievą už tai, ką jis padarė, kaip jis sukūrė. Bet problema yra tame, kad pasaulyje egzistuoja kūno geismas, akių geismas. Ir žmonės nori didžiuotis vienas prieš kitą. Ir Jėzus sako, Jonas sako, kad šitie dalykai nėra priimtini Dievui, nes jie naikina žmogų kaip asmenybę. Ir todėl sako, nemylėkite tos dalykus, kurie ardo jūsų santykius, jūsų gyvenimą. Tas, kas neneša palaiminimo, bet ieškokite Dievo. Ir prisimenate, kada Jėzus Kristus 40 dienų pasnikavo, jis buvo dykumoje. Ir po to priėjo velnias. Jis sako, jeigu tu Dievo sūnus, sako, iš akmenų padaryk duoną. Matot, šitas ponas, kuris šiandieną taip pat valdo šitą pasaulį ir kiekvieną žmogų, kuris nepažįsta Dievo, žinot, jis nukreipė dėmesį į materialinius dalykus. Sako, žmogau, tau reikia duonos, tau reikia jachtos, tau reikia lėktuvo, tau reikia, žinot, jis sako, jie apgauna žmogų. Žinot, žmogui reikia valgyti ir apsirengti, Jėzus sako. Jėzus sako, aš duodu garantiją, jeigu jūs būsit su manimi, tikrai viskas bus gerai. Ir antra, ką velnias sako Jėzui, sako, žiūrėk, visos pasaulio karalystės priklauso man. Tu gali būti valdytoju to viso. Ta prasme, tu būsi Dievas, tu viską gali tvarkyti, tu viską žinai, tu viską supranti. Ir šiandieną mes iš šito kalbėjom su savo anuku. Jis man sako, žinai, senelė, aš kada gimiau, sako, aš jau viską žinau. Bet kada aš buvau leliukas, aš dar negalėjau išsakyti. Bet sako, kada aš paaugau, aš viską žinau. Žinau, kas pasaulyje, kas yra, viską žinau. Tai matot, mes kaip žmonės mums atrodo, aš viską žinau, man niekas negali patarti. Man niekas negali nieko pasakyti.
Ir aišku, trečias dalykas tai yra išdidumas, kuris leidžia man daryti, ką aš noriu, šokti nuo bažnyčios kitus dalykus, nes norėjau pasakyti, tu gali gyvybę atiduoti, priimti, bet Jėzus sako, ne laikas. Taip tai bus, ne laikas. Ir todėl, mėlyje, šventasis raštas mums kalba ir Mato Evangelija 4 skyriuje 10 eilutėje. Jėzus pasakė, sako, eik šalin šėtone, juk parašyta viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Reiškia, vienam Dievui. Todėl nebandyk apgaudinėti. Ir pats Jėzus toliau jis kalbėjo, sako, niekas negali, 6 skyriuje 24 eilutėje, sako, niekas negali tarnauti dviems ponams. Arba vieną mylės, o kitą nekęs. Todėl, mėlyje, mes kaip žmonės, kurie šiandieną pradedame pažinti Dievą, mums yra labai svarbu turėti autoritetą. Ir tas autoritetas, kad būtų Dievas. Ir dabar pasižiūrėkime į savo gyvenimą. Mums tenka priimti sprendimus tam tikrus gyvenime. Pastoviai, didesnius, mažesnius, mes visada turėsim iki gyvenimo pabaigos priimti sprendimus. Ir dabar, kada mes priimame sprendimus, reiškia, pas ką mes kreipiamės, kad, tikrai sužinoti, kaip padaryti geriausia. Su kuo mes tariamės? Su specialistu. Jo, ir matot, problema yra tame, kad, reiškia, kūniškas žmogus, kurį mes paveldėjome iš Adomo, žinot, jis negali teisingai spręsti. Jis sprendžia pagal savo norą, troškimą, suvokimą, supratimą. Ir todėl apaštalas Paulius sako, kūnas ir dvasia, jie priešinasi vienas kitam. Ir todėl jie negali susitarti, jie negali sutikti, niekada nesutiks. Ir todėl, kada mes pradedame gyventi dvasia, kada mes norime garbinti Dievą dvasia, žinot, mes turime kreiptis į tą autoritetą, į Dievą, kuris yra dvasia, ir užduoti jam klausimą. Viešpatie, aš noriu eiti mokytis, aš noriu vesti, aš noriu darbą surasti, aš noriu dar kažkokius dalykus. Ką tu pasakysi Dieve? Žinot, paklausti Dievo. Kaip Dievas žiūri, ką jis man pasiūlys. Ir kada mes pasielsime iš tikrųjų iš vidaus, iš dvasios, pasitarsime su Dievu, kuris yra dvasia, autoritetas, žinot, jis mums parodys teisingą kelią. Ir mes neturėsime problemų ateityje. Bet jeigu mes kažkokiu kitokiu būdu nuspręsime, arba pagal žmonių suvokimą, kurie šitame pasaulyje gyvena be Dievo, gal geri žmonės, bet žinot, jie man nepatars, nes jie patys nieko nesupranta. Ir todėl reikia mums Dievo, mėlyje, kad Dievas mums kalbėtų, patartų, paaiškintų. Ir Išėjimo 20 skyrius 4 eilutė, ten toliau kalba, kad sako, Dievas kalbėjo, sako, nedarykite jokio atvaizdo, drožinio ar paveikslo, nes tai, kas yra danguje, apačioje, ir negarbinkite ir netarnaukite jiems. Ir kiti dalykai, kurie vilioja, labai vilioja žmogų, jo akis, jo kūną. Dievas sako, nežiūrėkite taip. Žiūrėkite į vidų, į žmogų, tas, kas yra jame, sieloje, dvasioje. O čia yra labai svarbu. Ir Dievas nenorėjo, kad žydai garbintų kitus dievus. Bet pagal savo kūnišką prigimtį, žinot, jie sugebėdavo
gal ne visai palikti Dievą, bet šalia pastatyti kitus dievus ir kitiems garbinti. Ir jie paniekindavo Dievo autoritetą. Jie atsisakydavo Dievo, atrodo iš išorės neatsisakė. Buvo šventykla, aukos buvo atnešamos ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tai buvo tik išorė, tai buvo tik apeigos, bet nebuvo širdies, nebuvo gyvenimo. Antras, ką mes turime, tai yra šlovinimas. Žinot, šlovinti Dievą. Tai yra garbinimo dalis, tai yra Dievo savybių į veiklos įvertinimas. Kada mes įvertinam, ką Dievas padarė. O Dievas, žinot, mylėdamas pasaulį, ką jis padaro? Jis atsiunčia į žemę savo sūnų Jėzų Kristų, kad jis numirtų už žmoniją ir kad kiekvienas, kuris tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. Dievas siūlo savo sūnų. Jis sako, žmonės, tikinti žmonės, garbinkite Dievą, dėkokite Dievui, šlovinkite Dievą už Dievo malonę. Išaukštinkite jo vardą aukščiau kitų vardų. Ir todėl tai yra, Dievui taip pat yra labai svarbu, žinot, jis nori, kad tas žmogus, kuris atėjo ir pažino Dievą, tas, kuris yra paliestas Dievo dvasia, kad jis šlovintų jį. Ir Dievas per Izaiją 42 skyrius 8 eilutę, jis kalbėjo, kad sako, savo garbės neperleisiu kitam, ne savo šlovės stabams. Iški, Dievas nori, kad žmogus, kuris ateitų pas jį, jis galėtų sąžiningai šlovinti ir garbinti jį. Jeigu mes pasižiūrėsime aplink mūsų ir skaitom psalmių knygą, žinot, psalmių knygoje yra daug, karalius Dovydas išaukština Dievo vardą ir sako, dangus skelbia Dievo šlovę. Ir paukščiai, visa gyvūnija, žinot, jie iš tikrųjų kažkokiu būdu atvaizduoja patį Dievą. O žmogus, kuris sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir paveikslą, jis gali tylėti. Ir ne tik tylėti, jis gali kaltinti Dievą visame. Bet kada Jėzus kalbėjo apie tai, kad mes, kaip tikinti žmonės, mes turime pasitikėti Dievu, ir jis kalbėjo, sako, pasižiūrėkite į paukščius. Sako, jie nedirba, jie nieko nedaro. Bet sako, dangiškasis tėvas rūpinasi. Pažiūrėkite į leliją, koks grožis. Sako, jūs esat geresni žmonės, jūs esat geresni, nes jūs esat kūrybos vainikas. Pagal atvaizdą ir paveikslą mes esame sukurti. Todėl, brangūs broliai seserys, garbinkime Dievą, šlovinkime, jauskime, kad tikrai jam reikia tos šlovės ir garbės. Vat mes atėjome, sėdime mes čia pamaldose, ne? Ir mes galime čia pašlovinti Dievą. Mes pirmiausia ateiname, nes mes turbūt pripažįstame jo autoritetą, kad jis kažkas yra ypatingas ir mes norime ateiti į jo artumą. Antra, aišku, mes galime savo lūpomis išreikšti šlovę, garbę, išaukštinti Dievą, padėkoti jam. Ir todėl, žinot, tai yra labai tokie paprasti dalykai. Kada mes ateiname čia į bažnyčią,
pamaldas. Ar aš sugebu palikti šitą pasaulį už durų? Ar mane neįtakoja mintis kažkokios? Aš mąstau apie kažkokius dalykus, kurie nėra verti net. O gal aš paėmiau mobilųjį telefoną ir rašau žinutės kažkam tuo metu, kada aš randuosi čia. Ir įsivaizduokite, kaip Dievas žiūri iš dangaus. Jis sako, tu atėjai į vietą, kur susirenka mano vaikai. Tu pripažįsti mano autoritetą. Ir tu darai kažkokius dalykus, kurie netinkami, kurie nėra geri. Ir todėl kiekviena smulkmena, matot, arba gali išaukštinti Dievą, pagarbinti Dievą, arba mes galim paniekinti Dievo autoritetą. Arba mes galim pasakyti, Dieve, tai koks skirtumas? Tai čia nesvarbu, aš vis tiek tavimi tikiu. Nemėlėjai. Tai yra labai svarbu. Įsivaizduokite, jeigu jūs kalbate su žmogumi. Jūs matote, kad žmogus kažkur skraido aname pasaulyje ir jūs negirdi, jūs neklauso. Ar jums malonu? Aišku, ne. Ir todėl, jeigu mes ateiname į Dievo artumą, iš tikrųjų mes turime atverti savo širdį. Mes turime šlovinti, garbinti mūsų Dievą. Ir Dievas, matot, jis rūpinasi žmogumi, ne tik savimi. Jeigu mes sakysim, tai Dievą reikia garbinti, reikia dėkoti jam ir taip toliau, taip toliau. Dievas sako, ne. Ir prisimenat, kada atėjo fariziejai, pradėjo kalbėti, koks įsakymas yra didžiausias įstatymas ir taip toliau. Ir ką Jėzus atsakė? Sako, pirmas įsakymas tai mylėk Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis. Jis sako, antras panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Matot, Dievas žino, kad ta meilė Dievui persiduos į meilę žmogui. Žmonės, kaip kada sako, Dieve, aš tau neturiu laiko, man čia reikia mamą mylėti, visus ten mylėti ir taip toliau, aš negaliu. Bet žmogus nesupranta, kad jis negalės mylėti ne savo žmonos, ne savo mamos, ne kito žmogaus, jeigu jis nemyli Dievo, jeigu jis nepažįsta Kūrėją. Koks iš tikrųjų yra. Ir kada Dievas paliečia žmogaus dvasią, kada žmogus tikintis pradeda eiti Dievo keliu, žinot, jis turi mokytis tokių dalykų. Nes jis gyveno visai kitaip, jis gyveno tik dėl savęs, savo ir taip toliau. Ir staiga Dievas jam pradeda kalbėti, mylėk tas, kuris yra šalia, kaip save patį. Aš noriu, kad pas mane namuose būtų šilta, o kaimynas neturi malkų. Ką daryti? Reikia nunešti. Ką? Į svečius pakviesti. Galima vieną vakarą pakviesti į svečius. Jo, bet jeigu jis turi šeimą, jam reikia nunešti, atvežti ir taip toliau. Tai vat, matot, Dievas jis tokiu stebuklingu būdu nori laiminti visus žmonės. O mes kartais savo gudrumu, žinot, bandome kitaip kažkaip tai tos santykius sutvarkyti ir galvojame, čia tai bus gerai. Nebus gerai, jeigu mes neklausysime Kūrėjo. Ir mes neturėsime jėgų, stiprybės elgtis ir gyventi pagal jį. Todėl, kada jis ateina, todėl Jėzus sako, kad tikrieji garbintojai, jie garbins Dievą. Jis sako, Dievas ieško tokių garbintojų. Dievas nori pamatyti, Dievas nori su jais turėti santykius.
Jis nori iš tikrųjų turėti tą bendrystę. Jau kaip jau kalbėjome, Hebrajams 13 skyrius ir 15-16 eilutės mums kalba ir sako, todėl per jį, per Jėzų visada aukokime Dievui šlovinimo auką. Tai yra jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Jo aukokime. Matot, kada mes ateiname, mums dabar nereikia aukoti avinėlio. Už kiekvieną nuodėmę atnešti, žinot, tai buvo vargas. 1000 avinėlio mirdavo. Pastoviai žmonės atneždavo. O dabar sako, jį visada aukokime Dievo šlovinimo auką. Tai yra jo vardą garbinčių lūpų vaisių. Išaukštinti, padėkoti. Ir todėl mes atėjome čia, žinot, gal tarti keletą žodžių maldoje ir pasakyti Viešpatie, ačiū tau, kad iki šios dienos aš esu gyvas. Ačiū tau, kad aš turiu valgyti ir apsirengti. Žinot, tai yra šlovinimas, išaukštinimas. Ir Dievas džiaugiasi tokiais dalykais. Ir toliau sako, nepamirškite daryti gerą ir dalintis su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui. Nunešiau kaimynui kažką ten, kas užaugo mano sode. Ar tai kažkas ypatingo? Dievas kalba, tai auka, kad aš duodu iš širdies, kad aš dalinuosi iš širdies. Kad aš sakau, Dievas man padėjo užauginti ir aš turiu. Ir aš noriu su tavim pasidalinti. Daryti gerą. Ar lengva daryti gerą? Ką sakai, broliai? Nu, aš matau, žmonės ne dėl to ateina į bažnyčią daryti gerą. Jo, mėlėjai, žinot, daryti gerą iš vienos pusės 1 kartą lengva, 2 kartų irgi, 10 kartų irgi neblogai. Kada tu darai 100 kartų darai gerą, žinot, nėra lengva, nėra paprasta, tai yra auka. Žinot, kada yra auka, tai reiškia, tu atiduodi save, atiduodi savo protą, kuris dalyvauja, atiduodi savo laiką, atiduodi tą, ką tu turi ir daliniesi. Ta prasme, čia nėra lengva. Bet žinote, kada mes turime santykius su Kūrėju, kuris yra dvasia, kada mes matome jį, ką jis daro mano gyvenime, materialinėme gyvenime. O taip pat, kad jis palietė mūsų dvasią, atgimdė, kad jis apšvietė mano sielą, kuri kitaip gali matyti, kalbėti, mąstyti. Žinot, tada atsiranda galia ir jėga daryti gerą. Tai būdami arti Dievo, mes iš tikrųjų, kaip Paulius ragina ir sako, nepamirškite daryti gerą ir dalinti su kitais, nes tokios aukos patinka Dievui. Ir žinot, antras dalykas, reiškia, kada pas žmogų viskas yra, daug yra, jam neatrodo, kad kažkam reikia padėti. Jam atrodo, kad visi taip gyvena, viskas gerai. Bet mes matome, pasaulyje ne šiaip savo vyksta visokios labdaringos akcijos.
žinot, kad ir turtingiams, ir neturtingiams žmonėms priminti ir pasakyti, žinot, yra vargšų pasaulyje, yra kenčiančių žmonių, yra žmonių, kuriems reikia pagalbos, prisilietimo, gal keletą žodžių pasakyti. O Dievas iš savo pusės apie tai jau 6000 metų kalba žmonėms. Sako, žmonės, jūs turite atkreipti dėmesį vienas į kitą. Tai va tas, per tokią paprastą dalyką, žinot, mes galime šlovinti Dievą. Ir Jėzus Kristus taip pat kalbėjo, kad sako, žvakė, kuri dega, ją nereikia statyti po indų. Nes ji yra skirta, kad šviesti, kad žmogus matytų. Ir sako, taip pat ir jūs esate pasaulio šviesa. Tai ką su mumis daryti reikia? Jeigu mes esame pasaulio šviesa, reiškia, mes turim šviesti. Mes turime žmonėms parodyti, žmonės, žinot, yra tamsa, yra šviesa. Ir tas mūsų gyvenimas, žinot, jis turi būti kitoks. Jis turi nešti šviesą. Jis turi nešti meilę, jis turi nešti ramybę. Ir žmonės, kaip Jėzus toliau sako, žmonės matydami jūsų gerus darbus, pašlovis jūsų dangiškąjį tėvą. Reiškia, žmonės matydami, nes žmonės žiūri į mus. Jeigu aš sakau, kad aš esu tikintis, žinot, tai yra mažai, dabar daug kas sako. Bet kada žmogus pamato, kad iš tikrųjų mano gyvenimas yra kitoks, mano rūpestis dėl jo yra kitoks negu visų kitų, tada jis pamatys, kad čia yra kažkokia šviesa. Čia yra kažkoks kitas gyvenimas, kitas tikėjimas, kur žmonės iš tikrųjų stengiasi patikti tam Dievui, kuriam jie tiki. Ir dar vieną dalyką, keletą minčių, išpažinimas. Reiškia, išpažinti Dievą savo gyvenime. Aišku, pirmiausia, mes išpažįstame savo lūpomis, mes kalbame. Mes žmonėms kalbame apie Dievą, mes stengiamės kažkaip pamokyti, kada jie užduoda klausimus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškia, mes norime, nes susitinkdami su žmonėmis, žinot, vienas žmogus sako, mano vyras alkoholikas. Kitas sako, mano sūnus narkomanas. Trečias sako, mano vaikas išėjo iš namų. Ir žinot, mes gyvenam šitame pasaulyje, mes klausomės. Ir mes turime atsakyti žmonėms į šitą klausimą. Kažkokiu būdu paaiškinti, kaip čia vyksta, kodėl vyksta ir kaip galima pakeisti situaciją. Ne vienas žmogus kreipėsi į bažnyčią ir kalbėjo apie alkoholį, narkotikus. Sako, galit padėti, sakau, atvažiuok. Viena moteris iš Kupiškių atvažiavo, nuvežė į moterų reabilitacijos centrą. Sako, po savaitės pabėgo, kitą nuvežėm Kaune, po 2 savaičių pabėgo. Sako, aš noriu išsilaisvinti. Jis sako, niekas tau nepadės, tik Dievas. Bet žinot, kada Dievas pradeda kalbėti žmogaus širdį, jis mato, kad čia yra labai rimta. Ir aš prisimenu čia, prie bažnyčios, vienas mano pažįstamas, kažkada dirbom kartu, sako, aš alkoholikas, sako, žmona išėjo, pas mane viskas griūna. Aš sakau, čia dabar atsiklaupkime, čia šaligatvį. Sakau, šaukimės Dievo, atgailauk ir prašyk pagalbos. Jis sakau, Dievas ateis. O jis sako, o rytoj negalima bus išgerti? Ir žinot, man taip skaudu viduje. Galvoju, Dieve, jis viską prarado. Bet velnias taip paėmė į vergystę, kad tas žmogus, žinot, nesupranta. Ir paskui vieną žiemą jis užšalo čia rajone. Taip velnias veikia žmonių gyvenimus.
Todėl, brangus brolius seserys, nebijokime išpažinti, nebijokime kalbėti žmonėms apie Dievą, aiškinkime, jeigu Dievas leidžia mums susitikti su žmonėmis, kalbėkime. Ir Jėzus kalbėjo, kad sako, kas mane išpažins žmonių akivaizdoje, tai aš išpažinsiu savo dangiškojo tėvo akivaizdoje. Ir jeigu mes žiūrime, apaštalas Paulius jis ragina, sako, jeigu lūpomis išpažinsime, širdimi tikėsime, kad Jėzus yra prikeltas iš numirusių, būsime išgelbėti. Žinot, labai svarbu išpažinti Jėzų, savo viešpačiu, savo gelbėtoju, prašydami atgailos už mūsų nuodėmes. Romiečiams 10 skyrius 9-10 eilutė kalba. Ir gyvenime, žinot, būna tokie dalykai, kada iš tikrųjų dėl kažkokio priežasčių mes neišpažįstame Jėzų, savo viešpačiu. Ir Jono Evangelija 12 skyrius 42-3 eilutė mes skaitome, yra pasakyta, jis sako, įtikėjo net daugelis iš vyresnybės, tačiau dėl fariziejų viešai jo neišpažino, kad nebūtų pašalinti iš sinagogos. Deja, žmonių pagarba jie brangino labiau už Dievo garbę. Tai mes matome, kartais nėra drąsos, žinot, išpažinti. Bet žmonės yra laikini. Todėl nebijokime, brangus broliai seserys, išpažinti Jėzų, savo viešpačiu. Kartais tai iš tikrųjų yra labai rimtas sprendimas. Nemažai pirmojų tikinčiųjų už tą išpažinimą atidavė savo gyvybę, buvo sudraskyti liūtais, buvo nukryžiuoti, buvo sudeginti. 3 jaunuoliai, prisimenat, kada Nabuchodonozaras pastatė didelę stabą ir liepė visiems pagarbinti. 3 jaunuoliai atsisakė, sako, mes nepagarbinsime šitą stabą, mes garbiname Dievą, jis yra mūsų autoritetas. Nes faraonas sakė, aš įmesiu į pečių, kas nepagarbins. Ir jis įmetė tos 3 jaunuolius į pečių. Ir kada stovėdamas, jis sako, aš matau panašų į žmogaus sūnų. Jis pats įsitikino, kad pats Dievas atėjo ir išgelbėjo tos jaunuolius. Ir todėl pripažinti, išpažinti Dievo autoritetą, jo vardą, žinot, yra labai, labai svarbu mums. Ir buvo vienas žmogus, dar viena istorija, mes eisim į pabaigą, vienas žmogus, kuris nenorėjo išpažinti Dievą ir jis norėjo savai pasielgti, kada Dievas kalbėjo jam, Jonui, ir sakė, eik į Ninevėje, pasakyk, išpažink mano vardą, pasakok kitiems apie tai. Ir mato, vietoj to, kad plaukti į Ninevę, jis sėdo į laivą, į Taršyšą. Įkilo audra, jis įdėnį nuėjo, miega savo ramiai. Kada tą laivą pradėjo mėtyti, visi tie žmonės pradėjo savo dievams kreiptis į mėnulį, į saulę, gelbėk mūsų Dieve. Žinot, niekas nepadeda. Ir tada jie suranda apačioje Joną ir sako, kodėl tu miegi? Sako, šauk į savo Dievo, kad jis išgelbėtų mus. Jis sako, aš bėgu nuo to Dievo. Sako, mano Dievas kūrėjas, kuris valdo ir jūrą, ir audrą, jis viską valdo. Bet sako, aš bėgu. Jis sako, jeigu jūs norite įspręsti šitą klausimą, išmeskite mane į jūrą. Ir va čia jis išpažįsta Dievą savo viešpačiu. Ir jie išmetė į jūrą ir ten jį pagauna žuvis didelė. 3 dienas, 3 naktis jis plaukė žuvies pilve. Ir žinot, ir tuo metu
įsivaizduoju, kad jis šaukėsi Dievo, jis atgailauja ir išpažįsta ir pripažįsta į tokiu, koks jis iš tikrųjų yra. Kartais būna taip, mylėjai, jeigu mes atvirai neišpažįstame, jeigu mes atvirai neveikiame, jeigu mes atvirai nedarome. Bet mano Dievas nenori mus įmesti į žuvies pilvą, kad mes būtume, plauktume, kažkas būtume. Todėl Dievas jie palaimina mus. Palaimina kiekvieną iš mūsų. Ieškokime Dievą, garbinkime Dievą, išaukštinkime Jo vardą. Žinokime, kas yra mūsų ponas. Yra du ponai, yra Dievas, yra velnias. Ir kada Dievas yra mūsų viešpats, mūsų autoritetas, kitas ponas jis neturi valdžios prieš mus. Ir todėl šlovinkime, gerbkime jį, išpažinkime jį, bet kurioje gyvenime situacijoje. Ir jeigu žmonės mus klausia, klausyk, tu esi kažkoks kitas žmogus, gal tu esi tikintis? Nebijokime pasakyti, taip, aš esu tikintis. A į kurią bažnyčią eini? Į baptistų. Ei, baisu. Kaip vienas papasakojo, sako, vienas žmogus man pradėjo pasakoti apie baptistų, sako, žinai, kokie žmonės čia tokie blogiai, jie ten išdarinėja visokius nesąmonės ir taip toliau, ir taip toliau. O tas sako, tu matai nors kartais gyvą baptistą? Sako, ne. Sako, štai aš. Ar aš toks baisus? Ne, nu tu geras žmogus. Bet palauk, apie ką tu kalbėjai? Ir todėl klausimas ne baptistas, katalikas ar dar kažkas, o klausimas, ar aš pažįstu Dievą, ar aš bendrauju su Dievu. Ir jeigu šitos bendrystės nėra, tai koks skirtumas, kaip mes pasivadinsime? Tai Viešpats mums padeda likti tame kely, einant link Dievo karalystės, kad Jėzus būtų mūsų mesijas, mūsų gelbėtojas, mūsų viešpats, mūsų autoritetas. Ir tikrai mes pasieksime tą karalystę, kurią Jis pradėjo statyti žemėje. Ir danguje Jis ruošia vietą savo vaikams. Šlovė jam. Amen.